Šiame video grafiškai atvaizduojamas smurto protrūkis ir žiaurus nusikaltimas. Tai neskirta vaikams ir jautriems žmonėms. 2025 m. gruodžio 4 diena, ketvirtadienis. Kaunas sukrečia 2 merginų žmogžudystę. Šis vaizdo įrašas atskleidžia detalės apie vieną iš pastarojo metų labiausiai Lietuvą sukrėtusių įvykių – 2 jaunų moterų nužudymą. Šį žiaurų nusikaltimą įvykdė Benas Mikutavičius, gimęs 1996 metais. Ši istorija prasideda staigiu ir netikėtu smurtu, tada veda prie antrosios aukos ir pasibaigia intensyvia, visoje šalyje vykdoma įtariamojo paieška. Tragedija prasidėjo ketvirtadienį, gruodžio 4, apie 13 val. Kai bute Krėvės prospekte, Dainavos mikrorajone, buvo rastas pirmosios aukos kūnas. Jai buvo 22 metai. Kūnas buvo rastas su pjautinė žaizda kaklo srityje, o tai signalizavo apie itin žiaurų nusikaltimą. Vėliau paaiškėjo šokiruojanti detalė. Pirmoji auka buvo Beno Mikutavičiaus pusseserė, kilusi iš Tauragės krašto, bet studijavusi ir gyvenusi Kaune. Antrasis nusikaltimas įvykdytas Pramonės prospekte tą pačią dieną. Antrosios aukos kūnas rastas apie 20 val. Vos už kelių šimtų metrų nuo pirmosios įvykio vietos. Čia Pramonės prospekte esančiame bute rastas dar vienos jaunos moters gimusios 2001 metais kūnas. Antrasis nužudymas, manoma, galėjo būti susijęs su būsto nuoma. Policijos duomenimis įtariamasis Benas Mikutavičius galėjo būti susitaręs apžiūrėti butą, kurį nuomojo antroji auka. Nors iš pradžių teisėsauga nebuvo linkusi sieti šių nusikaltimų, vėliau surinkus duomenis buvo įtarta, kad abi žmogžudystės per kelias valandas įvykdė tas pats asmuo – Benas Mikutavičius. Viešojoje erdvėje netrukus pasirodė ir kitų merginų liudijimai apie tai, kad Benas intensyviai su jomis susirašinėjo dėl butų nuomos apžiūros, tačiau į susitikimą lemtingą dieną taip ir neatvyko, tai galbūt išgelbėjo joms gyvybę. Benas Mikutavičius gimęs 1996 metais, kilęs iš Žygaičių miestelio Tauragės rajone, tačiau pastaruoju metu gyveno Kaune. Prieš šiuos nusikaltimus nebuvo teistas, tačiau 2 kart baustas administracinė tvarka už važiavimą be bilieto ir kelių eismo taisyklių pažeidimą. Pareigūnai pabrėžė, kad Benas Mikutavičius yra pavojingas aplinkiniams, todėl visuomenė buvo perspėta, jokiais būdais nebandyti jos laikyti patiems. Beno Mikutavičiaus paieška paskelbta dar ketvirtadienį, iš karto po, kai buvo rastas pirmosios aukos kūnas, o paieškai mestos gausios Kauno ir kitų apskričių policijos pajėgos. Paieškos metu Partizanų gatvės daugiabutyje buvo rastas tikėtina įtariamajam priklausantis mobilusis telefonas. Tai leido manyti, kad bėglys vis dar galėjo būti Kauno mieste. Tad tikėtinose jos slapstymosi vietose buvo rengiami policijos šturmai. Policija aktyviai dalinosi nuotraukomis ir vaizdo įrašais su Beno Mikutavičiaus aprašymu ir galimu aprangos stiliumi, prašydama bent kažką žinančius apie šį asmenį kreiptis trumpuoju numeriu 112. Gruodžio 5 dienos vėlyvas vakaras. Būrys kauniečių savarankiškai ieškojo žudiko. Jie naudojo Zelo programėlę, o jo paiešką buvo įsitraukę virš 1000 programėlės naudotojų. Kauniečiai ieškodami įtariamojo bendravo realiu laiku, programėlė veikia racijos principu. Apie vidurnaktį įtariamasis buvo pastebėtas netoli Kalniečių parko. Jis vilkėjo ryškią raudoną striukę. Supratęs, kad jį atpažino, jisai pradėjo bėgti. Nieko nesuprantam, kuris parkas? Kalniečių parkas. Kalniečių parkas. Nuo mūsų tiesiog šalinas vaikinas. Atvažiuojam. Į kurią pusę judas Kalniečių parke? Kryptis kažkas, kaip atrodo? Tai ble, Kauno 11-osios? Ar koks parkas? Sakykit aiškiai, ar Kalniečių? Draugystės parkas. Kalniečių parkas, link Lukoilo parkų eina žmogus. Grinai mato mus ir eina nuo mūsų, einam iš paskos. Palikite žmogų ramybę. Policija, sakau, važiavo prie Eikinės, kur yra link Redo. Į kiemus įlindo ką tik su mirgalu. Tai pirmai įstikint, kad Galimai ten šiaip
Važiavom galimai šiaip ten ekipažas nuvažiavo, mes važiavom link Draugystės parko. Kalniečių parke vyrai gaudo tą žmogų. Raunam. Vietoj. Bėga. Link kurios pusės bėga tiksliau? Pusėj. Raudonas striukėlis, kur bėga? Link McDonald'o kalniečių bėga. Atvažiuojam prie McDonald'o kalniečių. Su raudona striukė. Bėga link kalniečių McDonald'o. Pro kur bėga? Link kalniečių McDonald'o bėgo. Mes atpažinom. Pradėjo bėgti. Greičiau važiuokit link McDonald'o. Kalniečių. Pro kurią pusę bėga? Važiuokit savanoriai, partizanai. Parke žmonės yra, nieko nėra. Prie McDonald's žmonių chujevadų čia nieko nėra. Ką aplinkui matot, kurioje vietoje tai? Policijai skambinot kas nors, ar čia visi bėgio? Skambinkit visi policijai, kas galite, kas regalis. Jis ant takelio link Viedos. Skambino policijai. Tai kurie kryptimis jie nubėgo, gal kažkas matėt? Eina link Viedos. Mes dabar matom Viedą, tai prie ten kažkur. Važiuok su Porsche tiesiai, pagrindinė gatvė. 300 metrų. Tiesiai ir į parką. Per 200 metrų ir po dešinę pusę stojam. Rašykit žinučių, galite ar ne? Stojam, pravažiavot. Bent jau kažkokią nuotrauką kažką įmesti, kad ten būtų kažkur galima gaudytis, nes net nesuvokiam, kur jisai yra. Priešais matom Viedą tiesiog. Atsargiai kažką rankui turi. Adresą, žmonės, adresą. Nuo savanorių link Viedos, link šiaurės prospektas. Ten tikrai jis. Mes esam prie Viedos, tai kur jisai yra? Mes Mes jį kaip atpažinom, jisai pradėjo eiti greičiau, tada sustojo iki šat. Kur yra policija? Jis peršoko per tvorą, kur yra statybos. Tos statybos. Jos reikia. prie McDonald'o tos statybos. Lokaciją numeskit. Pagavo. Kur? Būkit atsargus, jisai turi dujas, nes jisai pastoviai atsisukęs. Viskas, jisai perpastas guli, karoši peilis, kuprinė, visas, dahuja žmonių pagavom. Молодец, eikit gerti visi ramiai. Atvažiuoja mentai. Молодец, visi молодец, šaunuoliai. Atvažiuoja? Atvažiuoja. Viskas, jisai pagautas guli, mentai atvažiuoja, viskas tvarkoja. Peilis yra, jisai yra, visi suradai. Молодец, все, yra. Молодец, pagautas yra, ramiai. Guli surinktas, jo. Молодец, jisai. Video įmeskit kažką. Kurioj čia vietoj? Į FB video įmeskit į tą grupę FB. Daug ekipažų. Benas Mikutavičius sulaikytas 23 valandos ir 50 minučių Žukausko gatvėje netoli bažnyčios. Vietoje buvę asmenys teigia, kad Beno Mikutavičius sulaikė praeiviai, o policijos pareigūnai atvažiavo po kelių minučių. Įtariamasis priešinusiai, o jo kuprinėje žmonės rado peilį. Kol policijos pareigūnai atvažiavo, 10 žmonių pradėjo linčo teismą ir kelis kartus spyrė jau sulaikytam asmeniui. Jeigu nebūtumėme susivienyje, būtų ir toliau naktį vaikščiojęs, teigia mergina, kuri buvo įvykio vietoje, kai kauniečiai pagavo įtariamąjį. Merginos pastebėjo, tada mes greitai prisijungėm, atvažiavom iš kitos pusės parko. Per raciją teigia kitas vyras, kuris buvo įvykio vietoje. Jis nėra sveikas žmogus, sugebėjo dar rėkti ant mūsų, kai gaudėm. Ko jūs norit, nieko nepadariau, pasakoja mergina, kuri kartu su kitais kauniečiais pastebėjo įtariamąjį ir puolė jį vytis. Po kelių minučių į sulaikymo vietą atvažiavę pareigūnai surakinę įtariamai išvežė į sulaikymo vietą, kur bus pradėtas tyrimas. Tik drąsių, susibūrusių kauniečių pastangomis šitas pavojingas asmuo buvo sulaikytas. Tolimesnis tyrimas mums atskleis daugiau įvykio detalių. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video apie įvykius, kurie sukrėtė Lietuvą. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą.
Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.